Šitame lauke mes buvom lapkričio 18 ir planavom į jį sugrįžti jau pavasarį. Bet kadangi neaišku su ta žiema, ar jinai bebus išvis, o šiandien yra sausio 27, tai tiesiog buvo įdomu pažiūrėti, kaip tas laukas atrodo dabar viduržiemį, galima sakyti. Ir ką mes matom iš tikro, tai čia buvo labai gausu miltligės ir miltligė, kuri buvo labai smarkiai pažeidusi lapus, tie lapai yra jau ir apmirę arba visai numirę, bet miltligė puikiausiai išlieka ant žalių lapų ir jin visai nepanašu, kad būtų žiemą užmigusi, jinai ir toliau vystosi ir jeigu taip toliau išliks, tai be abejo ankstyvas miltligės išplitimas bus garantuotas pavasarį, orams sušilus. Nes ir dabar plius 7 laipsnių temperatūroje jinai gali, kad ir ne taip stipriai, ne taip greitai, bet jinai ir toliau gali gyventi ir puikiausiai vystytis. Kitas momentas, tiesiog kyla klausimas natūralus, ar tie kviečiai vegetuoja. Pagal tą vaizdą, jeigu mes sprendžiame palei šaknis, tai iš tikro kaip ir nėra tų pavasarinių tokių šaknelių, šita tokia šviesesnė, bet aišku, kad šaknis nedirba, nes turbūt dirvožemis, jo temperatūra yra per žema, nors temperatūra 7 laipsniai, tai būtų ta tokia ribinė, niekada vegetacija tikrai atsinaujina. Pirmą pavyzdėlį, kurį mes apžiūrėjom, tai buvo paimta šiek tiek žemesnėj vietoj, šiek tiek drėgnesnėj vietoj, bet lauke, kur yra bent kiek aukštesnė vieta, galbūt dirvožemis šiek tiek lengvesnis, tai rodo kviečiai, kad jie pradeda ir nori vegetuoti jau. Ir tas, aišku, dabar panašu, kad aukštesnėse vietose gali būti rizikingiau nei ten, kur jie dar miega. Aišku, gali būti skirtumų dėl veislių, nes tos vėlyvesnės veislės iš tikrųjų jos atbunda šiek tiek lėčiau, bet ankstyvos kviečių veislės be abejo, kad jos tikrai šoka labai greitai tai vegetuoti pavasarį. Kitas momentas, kuris turbūt nelabai džiugina, tai kad mes galim po šitą lauką praktiškai vaikščioti be guminių batų. Ir tai rodo, kad iš tikrųjų nėra gausų drėgmės, nėra sukaupta drėgmės. Ir tas, aišku, gali būti gan toksai momentas, kad jeigu tik tai pavasarį nebus lietaus, tai be abejo labai greitai gali ateiti pavasarinė sausra. Kaip ne vienus metus gegužė būna ir žemos temperatūros ir sausa, be lietaus. Tai aišku, nežiūrint to, kad šaknų sistema yra tikrai stipri, graži, pakankamai išsivysčiusi, bet tai vis viena gali būti augalas jautrus sausrai. Tokie priešselis buvo miežiai ir pabirų čia nėra taip gausiai, palyginti neblogai buvo paruošta ta dirva kviečių sėjai, bet vis vien matome tuos kupstus miežių lauke ir tiesiog matosi, kad jie visiškai nenukentėję, visiškai žali ir tai, aišku, gali būti tikrai nemenka problema, nes, miežiai tai jie puikiausiai tokiame pasėlyje jie, vystysis ir aišku, tiesiog kokybė gadins kviečių, nes bus daug priemaišų gali būti.
Be abejo, nors mes matom tokį vaizdą, kad atrodo jau augalas atgyja, bet tai nereiškia, kad reikėtų labai skubėti su tręštuvu važiuoti į lauką, su trąšomis, nes tikrai spėsim išberti tas trąšas, kada jau šaknų sistema dirbs, kada bus šakniaplaukiai, kurie gali paimti tas maisto medžiagas.